Laba diena, šiandien noriu paanalizuoti dar vieną gimimo datą žmogučio, moters, kuri užsiprenumeravo mane TikTok'e. Ir noriu truputėlį paanalizuoti būtent tos moters merginos gimimo datą. Taigi, pirmiausia apie charakterį. Charakteris yra labai moteriškas, labai paprastas ir aiškus. Esmė tame, kad tik tais stiprybės tam charakteriui sustiprinti reikia ją įdėti labai daug pastangų. Nes šiuo žmogum iš tikrųjų gali manipuliuoti, praktiškai labai daug žmonių savaip ir pagal save, kaip tik tais nori. Jos užduotis neleisti jam manipuliuoti. Jos gyvenimo užduotis būtent neleisti manipuliuoti ją pačią, išmokti sustiprinti charakterį. Nors jinai pati yra labai išmintinga ir labai puikiai mato visą situaciją. Jinai gali net atsiminti informaciją iš praeitų gyvenimų ir ją pritaikyti šiam gyvenimui. Tik tai svarbiausia tai, kad jinai turi išmokti, tiesiog savo charakterį sustiprinti. Beje, jinai negali padėti kitiems per daug, nes jinai turi padėti pirmiausiai savo. Šis žmogus taip pat turi išmokti pasisemti energijos. Pasisemti energijos taip pat gali iš įvairių veiklų iš tikrųjų, ne tik protinės veiklos, bet ir fizinės. Jam yra puikiai išpildyta visos savybės, visos energijos, kurias jisai gali, tiesiog įgalinti tam, kad tos energijos gautų. Nes ir turi galimybę ir sveikatos, turi galimybę ir ryžto, turi ir darbinės energijos, gali labai daug nuveikti gyvenime. Ir tuo labiau dar turi 2 nuliukus, kuriuos gali tiesiog sugalvojau ir padariau. Su pinigais taip pat moka elgtis ši moteris labai puikiai ir turi tam loginį mąstymą, kuris gali padėti su pinigais dirbti. Taip pat turi ir kūrybiškumo, ir atsiskleidimo taip pat labai daug. Yra šeimos žmogus, moka elgtis šeimoje, gali suprasti, kaip šeimos visas varikliukas veikia ir ko reikia, kad šeima būtų darni, graži ir viską joje sudėlioti taip, kaip turi būti. Jinai tą suvokimą turi. Taip pat sąmoningumas ir intuicija labai aukšta ir ji tiesiog žino, kaip kas turi dėliotis pagal visatos dėsnius, tiesiog savaime pati iš savęs. Atsakingumo ir tokios, kaip sakant, visų tų savybių, kurios yra susijusios su būtent atsakomybė, pareigingumu, darbštumu, visas tas savybės jinai turi aukštame labai levelyje ir tiesiog svarbiausia, kad per daug į tai neįsitrauktų, truputėlį kartais tenka pristabdyti. Taip pat atmintis yra puikiai gali save įgalinti, savo mintis ir atsimena įvairius dalykus, kadangi yra ganėtinai labai netgi aukšto intelekto, tai gali netgi labai atsakingas pareigas dirbti ir labai aukštas pareigas pasiekti dar, jeigu labai norėtų, tai dar aukščiau kiltų ir dar. Jie yra pilnas potencialas visame kame. Dabar gebėjimas siekti tikslo, šis žmogus siekia per estetiškumą, per estetinius dalykus ir loginį mąstymą. Ryšys su šeima taip pat eina per kūrybiškumą ir intelektą. Stabilumas, jeigu jaučiasi, kad pinigų užtenka, tada jinai jaučiasi ir stabili. Ir jai tai puikiai sekasi, jeigu uždirba pakankamai. Kad uždirbtų pakankamai, jinai turi sustiprinti savo charakterio savybės. Dabar
Savigarba pas ją taip pat eina per loginį mąstymą ir estetiškumą. Gebėjimas, realizuoti savo darbinę energiją, taip pat eina per pinigų energiją ir per pinigų, kaip jinai juos uždirba, kaip jinai juos įgalina dirbti. Taip pat su sveikata jos šitas sritis taip pat turi eiti per sveikatos dėsnius. Jeigu sveikatos dėsnius jinai neatsižvelgia, taip pat pinigų energija gali truputėlį sušlubuoti. Taigi, talentai pas ją eina taip pat per kūrybiškumą ir intelektą. Puikiai jinai moka talentus įgalinti tada, kai jinai pasitelkia savo kūrybą ir savo protinius gabumus, savo išmonę, savo gebėjimą kaupti mintis, savo, kaip sakant, mokslai visi ir tiek ir realūs, tiek ir humanitariniai tikrai puikiai jai sekasi, turėtų sektis. Kalbant apie temperamentą, patį temperamentą eina per sveikatą ir pinigus. Jeigu sveikata puikiai, tai tada ir pinigai puikiai, jeigu pinigai puikiai, tai tada ir sveikata puikiai. Jeigu bent vienas kažkuris iš jų pašlubuoja, vėlgi tada ir kitas pašlubuoja. Pas ją būtent labai susiję pinigų ir sveikatos energija. Dabar dvasingumas vėlgi eina per pinigų energiją ir per sveikatos energiją. Jeigu vienas pašlubuoja, tai vėlgi ir dvasinė energija truputėlį sušlubuoja. Ką daryti tokiam žmogui, kuriam yra būtent štai toksai dalykas, kad yra susiję pinigų energija su sveikatos energija per ketvirtą? Tai visų pirma, ieškoti savęs per sveikatingumą ir galimai netgi dirbti per sveikatingumo sistemą. Tai gali būti ir bio ta sveikatos energija, gali būti žmogus ir iš tikrųjų į mediciną stoti, mokytis dirbti medicinoje ir panašiai. Savo verslą jam kurti nebūtina, nebent jeigu jisai nori ir tiesiog turi tam be abejo potencialą labai gerą, nors charakterį šiam darbui jam reiktų sustiprinti, jeigu jisai norėtų dirbti su didelė komanda. Šeimai ir giminiai kažkokių skolų tiek karminių atžvilgių, tiek kitais atžvilgiais neturi. Sąmoningumo taip pat lygis yra aukštas ir puikiai jam sekasi. Tad jam svarbiausia, kas būtų ir tikslingiausia, tai ieškoti savęs per sveikatingumą. Kai žmogus ieškos savęs per sveikatingumą, kaip savo sveikatą pagerinti, susitvarko pinigai. Kai pinigus uždirba, skirti į sveikatingumą, kaip save realizuoti ir iš sveikatingumo uždirbti. Tada ir pinigai atranda kelią automatiškai į save, pas jūs.